atėjau į kursą su nežinia, baime ir tokiu susispaudimu, vidiniu susispaudimu. O išeinu tokia laisva, kaip juokiuosi dabar, nu, ta prasme, ne vidus tuščias, bet tokia tuščia, nu, tokia laisva labai, lengva gal, taip sakyčiau. Kuo tikėjus, nežinau, visko ir to pačiu nieko, nes visko norėjau, visko gavau. Antrą savaitę kontempliacijos buvo mano pyktis. Ant tos savaitės buvau labai pikta. Gerai, kad angelai mane ten biškai pastumėjo, nes šiaip jau antrą savaitę kontempliacijų viskas griuvo, viskas gedo, viskas lūžo, kur bejau, dar be pikta buvau, ant visų buvau pikta. Ko nesitikėjau, kad angelai tai palaikys, nes nu svetimi žmonės, visi to paties siekiam, bet vis tiek yra svetimi, bet labai palaikė, labai tokią šilumą ir dovanas gaudavau. Jausdavau dovanas. O ką daryčiau kitaip kurse, tai susidėliočiau laiką visiškai kitaip. Nu, atsižvelgčiau į savo darbą ir savo dienotvarkę susidėliočiau, sakykim taip, nebijočiau klausti, kad ir mano klausimai atrodo tokie patys, kur čia klausinėjo, bet gal aš kitaip suformuočiau ir kitaip išgiršiu, vad bijau klausti, neklausiu, tai vad ir ko nebijoti klausti. Ir nespausti savęs. Ir nemesti pradėto darbo niekada. Kad ir kaip norėtum, bet nemesti, eiti, klausytis, nesisekė, yra kaip yra, bet eik toliau.